Mėly broliai ir seserys, tegul Kristus viešpats, kuris tapo vienu iš mūsų, būna mūsų kelrodis ir gyvenimo prasme. Jis tikrai yra tarp mūsų, gyvas ir esantis. Tegul jis randa vietą mūsų bendruomenėje ir tebūna priimtas visa širdimi. Dėkoju Jums už šiuos praeinančius metus, už tiek gražių iniciatyvų, už įsitraukimą į parapijos bendruomenės gyvenimą, už evangelizacijos ir gailestingumo darbus. Be Jūsų Dievo tautos, viešpaties išrinktos, mes kunigai būtume kaip tarnai be bendruomenės, kuriai galėtumėm tarnauti, kaip įrankiai padėti į šalį, jei nebūtų tų, kurie nori jais pasinaudoti Dievo darbe. Dėkoju Jums už tai, kad norite būti Kristaus mokiniai ir kad kartu su savo kunigais bendradarbiaujate Kristaus misijoje. Už kiekvieną iš Jūsų dėkoju Dievui. Jūs esate gyvoji bažnyčia. Dėkoju už kiekvieną Jūsų gerumą, už palaikymą, už gerą žodį ir už gestus, kurie parodo, kad mus vertinate ir mylite. Linkiu Jums palaimintų naujųjų metų. Galbūt jie nebus lengvesni, galbūt nebus žmogiškai geresni, bet linkiu, kad kiekvienas iš mūsų sektų viešpačiu Jėzumi. Tuomet viskas bus kitaip, nes bus apšviesta jo šviesos. Bus sakoma daug linkėjimų apie ramias, taikos kupinas šventes. Tačiau žinome, kad šių dovanų patys savyje nerasime, tik jame ir per jį. Palaimintų Kalėdų ir vaisingų naujųjų metų.